Labas rytas, chebrytė. Ką, Justelis vėl ant ledo su kolega dirba. Aš vaikštau daugmaž, žiūriu. Mėginsim žuvauti. Atvarė mane šeriukų. Bandytų gal išeis pagaudyti. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Kolega dabar varą, grįžę atvarėm į mokamą vietą. Tiksliau, kaip privatų. Norėjom čia varyti bernai ant gyvos, tiksliau, ne gyvos, ant baltos žuvies. Bet, davai, sakau, ant baltos ar spėsim. Čia į vietą į Talšą nuvažiuoti. Sakau, pizdu, spėsim. Varom čia į privatų, sumokėjom pinigėlių ir viskas. Čia dar, jeigu pagausim žipsą, čia matai pasirodo, gali dar ant skritulių statyti. Tai gal ant skritulių kažkas paės. Jeigu žipsą pagausim, ten 3 yra riboka tiesiai, jeigu matas. Ten hebra žvejoja ant skritulių vėliavo prikalę. Čia gali dar, jeigu neklystu, iki vasario mėnesį dar leidžia tas savininkas žvejoti. Ir viskas, ką jums smagu žiūrėjoma, mėginsim kažką užfiksuoti, viskas. Žiūrėsim čia iš eigos, bus čia nebus kažkas, į tiek žinių. Bandinsim bandito eilinį sykį. Kitą jau ribalkę gal jau tikrai mėginsim, parodysiu ant gyvų tos baltos žuvies, ant karšiukų. Pasidės tvarkingai su palapinėm, viskas. Dabar čia patys žino tos banditus, kai reikia žvejoti. Laksyti, ieškoti ir viskas. Gerai, JJ Fishing, Justis varo žuvauti, kolega irgi, pavargęs, grįžo, išgrėžęs į varo. Žiūrėkit jūs, smagu žiūrėjimą. Vėliau vienas vertimas. Bet mačiau, kas suka. Čia, žinokite, jau kas kritulius galima dėti. 2004 sausio gals. Biški pasukai. Tu nori pirmą. Dėdė, nebesak, žiūrėk. Palauk, gražiai, aš tave, kad filmuočiau, palauk. Nebesak. Čia da, kai suka ir nieko nebedara. Palauk, aš nematau tavęs. Nieko, žiūrėk, nebus. Bus atidarims, nebus krokodilą. Nėra, ne? Gražiai suka. Yra. Arturėlis. Ešerį. Lydeka. Atidarimas. Gražiai, žiūrėk. Ant kampiuką. Nedėdukė, bet pirmas atidarimas. Valio. Gražiai atsikabina. Arturėlis, pagavo kolega. Aš gaudau šerius. Bandau, bet nieko gero, ne šeriukai, tikis. Maisai mažiukai. Brada neradau dar šerių normaliai. Radau, kiek aš, 4 gal 5 šeriukus pagavau degtukų dėžutės. Aš dar nefilmuosiu, kiek aš praėjau 10 ekečių. Rasiu normalesnį eketą dakas ir tada nufilmuosiu. Mėginsim tos ešerius. Dabar avižą pasikeičiau. Žiūrėsiu, čia su juoda niekaip, kolega irgi nieką ešeriais dar pakol kas neėjom niekaip. Žiūrėsim, bus, nebus. Mėginsim užfiksuoti šeriukų ir ant lydekų mes užmėtę dabar esam, nes čia galim. Nes iki vasario dar galą, sako, prožės tikrai daleidž. Tai uždėjom ant krokodilų dar, pažiūrėsim. Gal koks jų pakpolus, kolega taisa naują porciją ir viskas, varom žuvauti. O jums žiūrėkit toliau. Dėdė, jumk tu. Gal iš nuvirta, taip tavo?
Gal jis nuvirta, gal čia? Blogai idėjai? Negali. Pabandyk, pažiūrėk. Nėra. Nėra. Vėl. O, nes. Eik, davai. Neša, dabar. Palauk, kažkas. Ne, trečias. Vertimas. O, yra. O, nebloga. Gera artė. Vėls. Žiūrėk, tai... Nepajudini? Nepajudinu. Oi. Eik tu. Palauk. O, išvažiuoj. Geras čia. Vala, tu normaliai ne taip filmuoji. Guldyk. Telefoną, ne taip. Nu, filmuok, va taip. Nesukinėk telefoną. Stačiai. Koks, oi, kokia diduma. Aš tau padėčiau užtraukti, žinai, jeigu tu... 7 kilo kokia drąsiai. Palauk, aš šis susitvarkysiu. Iš toliau. Iš toliau, po kampu, atsistok, va tai normaliai. Aš tau supranti padėčiau žiaunų paimti. Ai, Nu. palauk. Netils projekete. Palauk. Eik tu. Reikia telefoną padėti, žinok. Padėk telefoną, dėk. Estafetę parėmė kolega. 10 kilo. Hebra, kiek? Metras 14, 15, ne? 15. Metras 15. Kiek sveria? 12, 13, drąsiai kilo. Drąsiai. 12 ore. Matas. Nu, aš bandžiau paleisti netelpą. Bėgu. Biškai, bėga. Gyvens mamulė. Nieka čia 2 minutės geras buvo krantė. Nieka nesitika. Gražiai lupėva. Ir viskas. Na, perikūrą, pavalgom viską. Kolega pamišnoje. Ir viskas, einame ešerių medžiot. Pavalgysim pirmą, nes jau pietai. Nieka, ešeriai nieka gera. Kaip čia parsuk kamerą. Su ešeriais, oi. Labai sunkiai. Degtukų dėžutės. Kur visą einat vien degtukų dėžutės. Kolega pagavo 3 tokius plaštakinius jau po 200-300 gal gramų. Keletą pagavo ir viskas. Nu, pabiškai saikia užkasim, pakimarysim. Siekiau, ribalkę man jau skaityta, kolega irgi padėjo ištraukti gyvenimo krokodilą. Tai, nežinau, dar biškai pamėginsim pataipyti, jeigu ne. Jau kas čia hebra ant skritulių leidžiama žvejoti, čia iš karto pasakau. Ant durnius mes čia pasiklausę, viskas valiojo, hebra irgi ten priekį žvejojo 3, ten jie pagavo į starkį, lydekų matėm pagavo. Man atrodo, jie sakė, kad lyg ir girdėjom, kad reikia starkių turi. Patys nematėm, vėl žino, čia yra nėra tų starkių. Porą lydekų pagavo tikrai. Ir viskas, va, pavalgom, kavykės, viską ir žaisim toliau. Davai, hebra. O, įtraukė į eketę, ne? Įsdėts jau čia bus. Nėra, ne? Nėra.